moteris atvedė savo sūnų pas Gandį, nes labai juo pasitiki ir sūnui jis yra didelis autoritetas ir paprašė, kad jisai padėtų sūnui atsikratyti noro vartoti cukrų, taip išvengti tam tikrų ligų ir sako, pasakykit jam, kad negalima vartoti cukraus. Gandis sako, gerai, atvykite pas mane už 2 savaičių. Na, jie taip ir padarė. Tada jis ir sako, nevartok cukraus. Ta moteris nustebusi klausė, kodėl jūs negalėjote iš karto man to pasakyti, kodėl mums po 2 savaičių vėl reikėjo atvykti tokį kelią, kad pasakytumėte šiuos žodžius. Gandis pagalvojo ir tarė, todėl, kad prieš 2 savaitės aš dar pats vartojau cukrų, tu negali mokinti kitų daryti to, ko nedarai pats. Nes nesitikėk, kad žmonės darys tą, ko tu nedarai. Ir žmonės labiau žiūri į tavo veiksmus, negu į tavo burną. Taip, kad jeigu nori kažką išmokinti kitą, pirmiausia, išmok ir daryti tai pats.